Draugai, šiandien švenčiame gegužės 9-ąją. Tai didžioji pergalė prieš fašizmą, prieš genocidą, kurį darė Vokietijos fašistai. Per tą karą žuvo 27 milijonai žmonės, o konkrečiai Baltarusijoje žuvo kas trečias žmogus. Šiandien mes randamės Minske ir jums parodysim, kaip tą šventę švenčia čia Baltarusijoje, kadangi Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje šios šventės švęsti negalime. Jinai faktiškai yra uždrausta ir už tai galima gauti baudą. Žiūrėkite, kaip šią didžiąją šventę švenčia Baltarusiai. Prašau. Štai, draugai, žiūrėkite, prie amžinosios ugnies deda gėlės. Čia ateina paprasti žmonės, įvairūs žmonės iš valdžios. Žodžiu, tie, kurie prijaučia, kurie mini didžiąją pergalę prieš fašizmą. Kažkokie sportininkai irgi neša gėlės, panašu į sportininkus numeriais. Yra įvairios televizijos, matau, čia irgi filmuoja didžiąją šventę. Minskas yra miestas didvyris, o kodėl jis tą pavadinimą gavo? Būtent todėl, kad didžiojo karo tėvynės laikais čia buvo didžiulis partizaninis judėjimas. Ir už tai Minskas gavo didvyrio vardą. Pasižiūrėkite, kaip tai atrodė. Kas trečias baltarusas šitame kare, didžiajame tėvynės kare, kas trečias baltarusas žuvo. Ir yra Holokausto, taip sakant, muziejuje, Katynėje, yra paminklas, tai yra pasodinti 3 berželiai. Tai būtent tai simbolizuoja, kad didžiojo tėvynės karo laiku žuvo kas trečias baltarusas. Gegužės 9-osios proga mes paragausime kareiviškos košės, kurią verda kareiviai. Matote, čia žmonėm dalina pavalgyti. Tuoj mes pabandysim.